Laidą remia Night Out, maisto papildas nuo pagirių, kuris veikia. Sveiki. Šį kartą 90-ųjų vaikus pakvietėme į nostalgijos kupiną barą Sloikai. Tai jau 5 metus gyvuojantis teminis baras Vilniuje, Vokiečių gatvė 18A. Šio baro šefas paruošė 10 delikatesų, kuriuos mūsų svečiai turės išreitinguoti. Tiesa, priskirti vietą 10-uke jie privalės nežinodami, koks patiekalas seks po to. Nu, labai įdomu, ką gospodinė paruošė. Nu, kaip yra geresnių dalykų šitam pasauliui, sugalvota žmonijos, išrasta, yra blogesnių. Čia yra klasika, aš iš tikrųjų net nevalgysiu, jau žinau skonį. Džiaugsmas matyti yra pašteto ir sumuštinio derinį, tai aš manau, kad aš ne tik paragausiu, bet ir suvalgysiu visą. Sakyčiau, vidutinis pusryčių maistas būdavo toksai ir blogiausias įmanomas ekskursijų maistas. Aš neįsivaizduoju, kokias kastos žemumas kristų vaikas, kuris į ekskursiją būtų įsidėjęs tokius sumuštinius su paštetu kepenėliu. Kažkur maždaug toj vietoje, kur reikiuojasi tie vaikai, kur virtus kiaušinius veždavosi. Šiaip kai buvau vaikas, tai tokie sumuštinukai man jau neitų. Bet dabar... Suaugusio žmogaus receptoriai sako, kad čia viskas yra okei. Nežinau, o galim pakartot, kad visi būtų šitie sumuštiniai, nes labai gerai atrodo iš tikrųjų ir skonis žiauriai geras. Bet vaikystėje tai būdavo taip, kad aš iš vis beveik nieko nevalgydavau. Tai šitus visus sumuštinukus valgydavo šuo, katė, taip iš po stalo, kažkaip, žodžiu, išvengdavau, kad neslėpdavo, negali atsistot nuo stalo, kol nesuvalgai visko. Tai aš taip saugiai dedu šitą daiktą į 7 vietą. Buvo blogesnių dalykų. Tikrai buvo. Gerai, bet duodu jam 6 vietą. Tebūnie 2 vieta. O, vargelė. Gerai, čia jau rimčiau. Senė. Aš norėčiau pasakyti, kad čia toks studentiškas maistas, nes šiaip tos šprotus visai valgydavau, kai buvau studentė. Tai ne tiek čia 90-aisiais, bet puikiai atsimenu, nes būdavo dar anksčiau tos skardinės. Dabar tai yra tas, kur atsidarai šitaip, o tada būdavo tiesiog reikėdavo su tuo atidarytu atidarinėti. Nu, kažkaip būdavo mažiau tų... Tos žuvis mane visą laiką gazdindavo. Pavyzdžiui, silkę išmokau valgyti, kai užaugau, priaugau iki to skonio, bet šitas, tai aš nežinau. Visiškas kūčių patiekalas, aišku, tik nebūdavo sviesto ir nebūdavo citrinos tais laikais. Tai aš nežinau, ta rūgštelė, žiūrėkit, aš padarysiu taip. Aš vertinsiu be šito daikto, nes aš tiesiog, tai būtų naujas skonis, man sprogtų galva, tiesiog, kad dar prieš proto citrina gali būti. O galima žuvį pakeisti į paštetą vėl, kad būtų, nes tada aš tikrai suvalgyčiau. Gerai, nuragaujam tada. Jaučiuosi užaugęs dabar jau, nes valgau šitą žuvį. Blema, čia yra, tas nostalgijos skonis. Kažkoks Baltijos šalių umami. Kodėl aš jos vaikystėje nevalgiau, nesuprantu. Gerai, man atrodo, šitą aš irgi suvalgysiu. Nu, 8 duodu vietą. Nu, čia reikėtų degtinytės dar. Mažytė čerkutė tokia. Aprasuojusi šaltą prie šito daikto. Kad jau prakalbom apie čerkutes, ar pamenat, kaip pagirios trukdavo 5 minutės, o ne 5-7 darbo dienas? Pagaliau sprendimas yra Night Out priemonė nuo pagirių. Tai maisto papildas apelsinų skonio tablečių pavidalu. Po bemiegės nakties stiklinėje vandens ištirpinau 2 ir išgėrusiu po 20 minučių buvau kupinas energijos tęsti filmavimus. Norite laimėti tokį party pack savo ir draugams? Dalyvaukite konkurse šio video komentaruose. Jokių būdų neskatiname alkoholio vartojimo. Alkoholį vartokite atsakingai. 5 vieta. Nu gerai, kažkas bus dar geresnė, bet C. Nu, 3 vieta. Bronza. Ok, šito aš nesu valgęs. Šito aš nežinau. Ok, čia mes turim sardelę, tokia įdomesnė, turbūt iš vokiečių vežto. Su visokiais čekiška. Ok. Kaip man tokiai tikrai lietuviai, tai čia per daug egzotikos. Dabar aišku, turiu tą dešrą valgyti ant kameros. Nu gerai. Pipirai čia kažkokie, ar ne? Tai čia bus biškį aštru. Jinai marinuota? Ką prisimenu, šiaip, kad sardelės man būdavo pats neskaniausias dešrelinių tipas. Man sardelė būdavo žemiau kastoj negu sasiska. Aš vadinsiu ją sasiska. Pieniška dešrelė per daug užtrunka ir neatskleidžia to jausmo. Man sasiska būtų visiškai S, pirma kategorija. Aš ją valgydavau vaikystėje
Mama liepdavo valgyti su duona, aš duonos valgydavau pirmą, kad galėčiau po to mėgautis vien tik tai sasisko skoniu. Lemą marinuotą dešrą, to dar nebuvo. Šiaip aš žinau, kad yra marinuotas dešrelis, čia pas jūs yra, tai šitos ir yra, ne? Gerai, kad yra duonos. Lemą, it's okay, bet tai nėra sasiska. Ne. Iš pagarbos sasiskai tai yra 8 vieta. Tai jo, tai šitai dešrelį aš ramę sąžinę duodu 8 vietą. Bliam, bet jūs tokių įdomybių ištraukit, aš nežinau, kas bus toliau. Bet šitą aš valgyčiau, aš pridėčiau gal daugiau kopūstų, kažkokių bulvyčių, tokį pasiryčiau patiekalą labiau. Ir dėčiau netgi gal į 7 vietą. Kas toliau? O, vargelį. Gerai, pirmiausia, tai reikia išsiaiškinti, kas čia yra. Čia yra tefteliai? Na gerai, kad aš viską valgau. Dabar, nesakau, vaikystė, tai čia man gyvenime nebūtų nieks iš to liepęs valgyti. Aš labai nenoriu ragauti netgi, nes aš esu labai neišrankus maistui žmogus. Aš valgau praktiškai viską, bet man maltos žuvies dalykai visi, tai yra kažkas baisaus. Teftelis turi atskirą vietą pragare. Gerai, aš paragausiu pirmiausia. Šiaip tai atrodo kaip balandėlio įdaras. Aš galvau, kad sardelė yra blogai, bet... Neragavęs, iškart sakau, kad duočiau 10 vietą, bet paragaukim, duokim šansą. Bet yra kažkas siaubas, vien dėl to turėjo Sovietų Sąjungoje žlugti dėl šito dalyko. Tai yra kažkas klaikaus. Bandau suprast, kokia čia mėsa yra. Aš ką tik skaučiu kaulą. Tebūnė 7 vietą. Sorry, jeigu kažkas labai mėgsta. Šiaip skanu. Nu vėlgi, vienų tai jų turbūt nieks nevalgo, reikėtų čia bulvių kažkokių kopūstėlių taip toliau. Neblogai, bet 9 vieta. Taip, jo, 10 vieta ir pamirškim. Ir... Iškirpkit, kai aš valgiau, nes aš nenoriu to matyti. Ir žmonės tai gal nemato. O, viskas. Pala. Tai čia yra jau lašnys, normalus lašnys su agurku, taip? Čia yra juoda duona su, vadinkim tai taukais, šmalciu, aš nežinau, tai įvairiai yra vadinama. Mano tobulam vaikystės pasaulyje tai turėtų būti nesurauginto agurku, bet su svogūnu. Čia yra lietuviška, tikra lietuvybės įsikūnimas. Mes darydavom taip vaikystėje, žodžiu, prisitepdavom šitų taukų, dar druskos, bet va agurkas man naujovė yra. Tai buvo mano senelio firminis toks snacksas tarp pietų ir vakarienės. Jis tai vadindavo tarmazoku, nes tarmazoku atsit sovietiniais laikais šachtininkai vadindavo valgymo pertraukėlę. Tormas yra stabdis, toks stabdžiukas. Tai vis laik būdavo duona juoda, tie taukai ir būtinai arba svogūno laiškas vasarą, arba tiesiog svogūno galva papjaustyta, kai jau nebėra laiškų. Bet agurkas irgi gali egzistuoti šito visatoj. Ragaujam. Ir šiaip labai, sakyčiau, estetiškai atrodo, nes kaime atsimenu, labai skanu buvo, bet gal mažiau estetikos. O čia pažiūrėsim, ar čia bus ta estetikos ir skonio dermė. O čia kaip gerai pasakiau. Čia geras. Vaikeliu, nu neįmanoma nemylėti šitą. Ir duona labai gera. Šiaip aš kaip gyvenau Portugalijai, tai mes su drauge dviese buvom lietuvės ir mes galvom, ką duoti jiem portugalam ir šiaip užsieniečiam paragauti lietuviško. Paėmėm lašinių, jiem pripjaustėm su obuoliu, man atrodo. Ir gal taip pat davėm ir su svogūnu, su viskuo. Tai jiem tas lašinys buvo kažkas tokio, sako, mes nevalgom, tipo amazing dalykas. Nice. Now we're talking. Nu gerai, aš tikiu, kad dar bus kokia. Turiu porą favoritų nusimatęs, kas gali būti. Bet su to garbinga 4 vieta. 4 vieta. Duodu 5 vietą. Manau, kad visai solidu, tas agurkas labai geras. O dieve, mano. Šiaip labai, sakyčiau, dabar fotogeniškai atrodo šitas dalykas, šaltiena. Bet čia jūs patys darėt? Importinę šaltieną.
Tai gerai, vaikystė aš irgi absoliučiai nekęsdavau, nesuprasdavau, kas per dalykas taip toliau, bet tada kažkas, aš nežinau, kas kažkiek metų žmogui tie receptoriai persiverčia. Su šaltiena mano santykis koks būdavo. Nekoks, bet hei, jeigu suvalgiau aną žuvį, tai gal ir šaltiena pavyks. Šiaip tikrai, pirmiausia, tai man patinka, kad čia yra kiaušinio. Aš nepamenu, ar pas mus dėdavo. Aš atsimenu, kad pas mus būdavo ten kaip tie inkliuzai gintaro, labai daug visokių kremzlių, viso kita pridėta. Nu, čia bus įdomu paragauti. Aš asmeniškai esu šaltienos fanas. Prie šito dar tiktų arba krienas. Jeigu netoks aštrus, tai galima valgyti vieną. Jeigu aštresnis, būtinai sumaišyti su šiek tiek majonezo. Kitas hekas, tai yra šiek tiek acto. Nežinau, kaip jūs valgydavo, bet reikėdavo bent jau kažkur, aš nežinau, ar mes darydom taip, kad su actu. Matau, operatorius linguoja taip. Su actu ir toks duoda kito dar vaibo. Nu, ta prasme, šiaip labai unikalus dalykas, aš nežinau, kiek šalių, vat mūsų jaučiu Europai labiau ta šaltiena yra ten, nežinau, kiek amerikiečiai suprastų, bet aš tiesiog valgau jau dabar, net nevertinsiu. Aš dar antrą atsikąsliu galima. Kas reiškia, kad nebus blogas vertinimas. Antrą norėjau nekramtęs, tai no. Kokios geros vietos liko? Gerai. Kadangi žinau, kad šaltiena yra toks polarizuojantis visuomenė reikalas ir vardan vaikystės savęs, kadangi nekęsdavau šaltienos, duodu 10 vietą, bet taip iš tiesų dabar duočiau aukštesnę, bet aš dar turiu tokią viltį, kad nuo 1 iki 4 man liko aš geriausias pasilieku, gal, nežinau, gal tai bus didžiulė klaida. 9. Nu gerai, viduriukas, 5 vieta. Seni. Ei. Įdomu. Oho. Ir padegsit. Nieko nėra gražiau kaip, nu, tipo, žinot, tą visą, ten žiūrėti tą degantį laužą, kepančią dešrelę. Vaikystėje su maistu sakydavo, kad negalima žaisti, bet čia, matau, jau visai kitas reikalas yra. Wow. Aš tai pavadinčiau šitą patikalą laiptą į dangų. Fantastika. Aš esu tipinė moteris, pas mane visą laiką galūnės šaltos yra, tai, žodžiu, man labai geras šitas patiekalas tiesiog apšilt. Čia ir iš išorės, ir iš vidaus apšylį. Aš buvau pamiršęs apie tai, kad tos būdavo spiritinės dešrelės. Galima aš kaip tortą užpūsti ir skanausim. Jo. Nežinau, jau gal pavojus prie. Nu, bliam, kas gali būti blogai, ne, su dešrele? Nu, paragausiu, pasakysiu, ar kokią antrą ar trečią, nes dar tą pirmą taip saugau. Nuostabu. Sardelės, kaip ten sako, tyliai rūko kamputyje. Dedu šitai pirmą vietą, nes čia yra tiesiog dešrelė. Skani ant laužo, tarkim ant laužo, kepta dešrelė, plus įspūdingas patiekimas, su visu šou, galima pasišildyti rankas, galima su įvairiausiais priedais valgyti, tiesiog tobulas patieklas, tiesiog paprasta dešrelė. Aišku, vegetaram nepatiktų, bet... Šitos namo išsinešiu dar, bet šiaip žiauriai geras. Gerai, tebūnie dabar 1, 3, 6, 10, 6 tada. Sidabras. Mes turim sidabrą. Galiu užsimerkti, davai aš užsimerksiu ir man padarysit staigmeną, gerai? Pasakysit, kada jau padėsit. Nu, rodos gavom jau deserčiuką. Čia yra duona su vandeniu ir su cukrum, ta vadinama ubagienė. Aš nieko nebelauksiu 1 vietą. Šitas dalykas irgi yra, man atrodo, polarizuojantis visuomenės. Yra arba žmonės, kurie iš vis nežino, arba taip toliau. Bet pas mus, kaip būdavo, tipo, tas patiekimas, šiaip jau kai tėvai pasakodavo, kaip jie ten vaikystėje valgydavo, tai jau mums kaip vaikam būdavo, nu, ką man čia nesąmonė yra. Bet būdavo, aš nežinau, jūs žinote ar nežinot, būdavo ta tipo sriuba, tai vanduo, duonos gabaliukai su cukrum. Ir ten išmaišai, aš esu darius, nes tipo, mums papasakojo, tai yra toks dalykas, buvo neskanu. Jaučiuosi kaip sugrįžęs tikrai į savo mylimą kaimą Upytę. Tas girgždėjimas cukraus tarp dantų. Tai yra tas blogųjų laikų simbolis, čia jau tas kaip mėnesio galas, kai dar algos neatėjo tėvam. Kai neturi kažko kito valgai tokį, bet aš nesigailiu visiškai. Nei kad valgiau, nei kad valgau dabar. Ir manau, kad grįžęs namo pasidarysiu irgi. Man kas va būtų skaniau, tai batonas su sviestu ir cukru. Ma šitą aš darydavau vaikystėje. Geriau už šitą gali būti tik babos obuolienė. Jo, vis tiek, užteftelė geriau.
bet kurią dieną, tai geriau už teftelį. 9 vieta. Aš labai gudriai pasilikau 9 vietą. Tai šitas, nu tai duodu tą jau 4 vietą. Nežinau, ko gausiu. Ok. O čia jau iškart 2 duodu vietą, jau net neragavus. Nu taip nesažininga dabar. Bandau žiūrėti, čia yra serbentai arba braškės. Braškės. Uogienė grinai kaip pas baba būdavo. Receptoriai mano kažkaip nemėgdavo tų visų rūgštesnių dalykų maišymo su saldžiais. Gerai, aš ir kai buvau vaikas, tai nelabai aš mėgdavau tuos visus uogienės užus, bet dabar delikatesas tiesiog. Tai aš nežinau, dabar vertint man kaip suaugusiam žmogui ar kaip vaikui. Bet kuriuo atveju aš turiu 1 ir 6 vietas. Nuostabu, tobula, duočiau 1 vietą, dėja jau tos dešrelės nukeliavo. Absoliučiai top. Ta prasme, geriausias dalykas, ką Lietuva išrado. Dabar jau suprantu, kad reikės tikrai prašyti, kad baba į paštamatą įdėtų uogienės ir sūrio ir valgysiu šitaip. Fantastika. Labai gerai. Tai man dabar lieka 3 vieta. Palaikom 1 vietą laisvą dar. Duodam šitam visai skaniam dalykui, blema, aš jį pabaigsiu net. 1 kartą atiduosiu Tomui tuščią lėkštę. 6 vieta. Tai turi būti 1 vieta. Tai turi būti 1 vieta. Ei, o čia medus ar čia kas čia buljonas? Aš net nesuprantu. Nesuprantu, kas čia yra. Čia nebus koks kiaulės kraujas, ne? Gerai. Tai yra Gogel Mogel. Ir aš 10 vietą palikau jam. Galim dabar kaip nors iš naujo perfilmuoti viską. Aš viską tą patį, aš suvalgysiu pusę šaltienos, tik ne... Ok, antras dalykas, kurio nebuvau fanas. Ir aš, kaip visą laiką būdavo 900-aisiais, skaniausia kasnelį visą laiką taupai svečiam, ne savo. Taip ir aš laukiau tos 1 vietos, laukiau, užtaupiau. Jau galvojau, čia bus kažkas tokio ir mes turim Gogel Mogel. Blema, ir šitą galėčiau 1 vietą dėti. Čia yra visiškai mano vaikystės dalykas. Aš visus desertus, kurie čia buvo, labai išgyriau, bet Gogel Mogel buvo karalius visų desertų. Dažnai nedarydavo, nes būdavo tas, kad ten, oi, gali salmoneliozė būti ar kažkas, bet... Nuostabus desertas. Dabar, netgi sakyčiau, galima priderinti net prie kažkokio desertinio vyno. Ta prasme, tobulą. Aš nežinau, kaip mes dar neįtraukiam į kulinarinį paveldą šitą. Tai kas ten liko man? 3? Gerai, aš manau, kad solidus tas 3. Manau, šiaip geras. Mano sąrašas tikrai geras. 1 vieta. Valio. Nu, tai būna, taip, aš žinau, tai bet gyvenimas. Tai ne veltui tie 90-ieji baigėsi ir tie 2000-ieji, nes prie visos nostalgijos tai buvo žuvies kukulių, duonos su cukrum iš dalies ir Gogel Mogel laikas. Tai dabar yra gerai, tada buvo gerai, bet irgi dabar gerai. Išgerkim vandenukų iš sifono, pasirodo jis dar gyvas. Nuplaukim šitą Gogel Mogel skonį ir pamirškim kaip įmanoma greičiau. Tai aš manau, kad mano sąrašas solidus. Manau, kad geriausias iš visų sąrašų. Taip. Gogel Mogel. Susumavus balsus, 90-ųjų vaikų top 3 slojikų delikatesai yra: 3 vieta – duona su taukais, 2 vieta – sūris su uogiene, 1 vieta – degančios dešrelės.